Na, o dabar antrasis etapas. Po to, kai jaunieji parašė pareiškimus santuokai, mes atvykome pas Artogėją Brionį pasirinkti žiedų. Vestuvinis žiedas – tai jūsų meilės simbolis ir taipogi papuošalas kiekvienai jūsų bendro gyvenimo dienai. Ir daugeliui metų. Vestuvinis žiedas – tai jūsų meilės simbolis ir taipogi papuošalas kiekvienai jūsų bendro gyvenimo dienai ir ilgiems metams. Jis turi būti praktiškas, aktualus kiekviename jūsų gyvenimo etape ir pasakojantis jūsų abiejų istoriją. Na, o kuris žiedas yra praktiškas? Toks, kuriam jūs netarnaujate. Tai yra, nereikia skirti papildomo laiko valant, atnaujinant, jis visada tvarkingas. Prieš kuriant savo žiedus, atsikratykite visų nuostatų ir žinokite, kad kiekvieną jums patinkantį modelį jūs galite pritaikyti savo skoniui, keičiant jo svorį, plotį, spalvą arba spalvų derinį, žiedo pjūvį. Vestuvinis žiedas – tai jūsų meilės simbolis ir taipogi papuošalas kiekvienai jūsų bendro gyvenimo dienai ir ilgiems metams. Jis turi būti praktiškas, aktualus kiekviename jūsų gyvenimo etape ir pasakojantis jūsų abiejų istoriją. Taip galima dalinti simbolius, kuriuos perskaityti galima sudėjus abudu žiedus. Ką be pasirinktumėte, tegul tai būna bendras sprendimas pagrįstas antrosios pusės individualumu, skoniu, jų siejančių jausmu, vardu meilė.